Tai va, su kvėpavimu, ne? Aš šį kartą viską vesiu kvėpavimą ir kvėpuosim kartu su pratimais. Pavyzdžiui, jeigu, tarkim, aštanga joga daroma, ne, pradžiai būna, kai mes esam pradedantieji, tai tiesiog tu turi išmokti pozicijas, kaip jas atlikti. Nes tą kvėpavimą, aš nors ir kartoju, vis tiek jis įsimeta, tai tiek nesifokusuojama yra pačioj pradžioje ant kvėpavimo. Jis įsijungia, aš visą laiką sakau, kada kvėpuot, bet aišku, mes tiek nesusitelksim, nes pozas išlaikyti irgi labai pradžiai yra sudėtinga. Viską ten tempia, viską skauda, žinai, aš jau nebegaliu tai pozai stovėti, o dar man čia kvėpuoti sąmoningai. Nu, tai va, bandysim irgi, va, su tą kvėpavimą, o šiandien, nu, ramiai prasitempiam, kad būtų lengviau ir taip po truputį dadėsim, ne? Pasižiūrėsim, kaip seksis, aš bandau mikrofoną jau nusinešti. Čia pasidėti. Iš tikrųjų norėjau sakyti, gerai girdis? Gerai. Čia šitoj pozicijoje, kai pradėsim pratimus sėdėti, jūs galite pasirinkti norimas pozicijas. Kam yra problemos su kelienais, tai galite naudoti pagalvėlės, aišku, jeigu pasirašyt. Vakar apie tai kalbėjom, ne, kad turėt kažkam kilimėlį ar rankšluostį, kad būtų minkščiau kelienam. Tai va šitą poziciją, pirmą pradinę, kurią atsisėsim, yra, kad jeigu norit sėdėti ir sunku sėdėti lotoso pozicijai, jūs sėdit ant kulnų, atsisėdat ant kulnų, kad nugara būtų tiesi. Jeigu sėdat lotoso pozicijoje, irgi pasižiūrėkit, kad nugara būtų tiesiai, pečiai nuleisti, smakras į vidų, ne? Nes jeigu sėdam, tarkim, lotoso pozicijoje, bet jeigu pilnai sugrįžuoto ar pusiau ir mes esam pasvirę, tai jau yra neteisinga arba susikauprėnę. Arba jeigu kelienai mūsų yra per aukštai. Taip, kad irgi pasižiūrit, jeigu jau labai vartaliuojamas kažkur, tada sėdam ant kelienų. Taip pat pusė lotoso yra tai viena koja užkelta ant kitos, o kita apačioje. Tai būtų šitą. Ne? Tai pasižiūrėkit, kad teisingai sėdėtumėt natūraliai ir pilvo raumenis, ne tik, kad yra įtraukti tie apsai mūsų, ne, paviršutiniai, bet vidiniai pilvo raumenis. Tai, kad mūsų kūnas įsitempęs, jisai susilygiuoja su viršugalviu, ne, ir mes ant tokio kaip pagalio, ne, būtumėm pamauti tiesiog, kaip čia įvardinti. Tiesiog tiesiai kaip stygos sėdim ir gimdos kaklelio raumenis taip įsitempia, atrodo įsitraukia ir mes juos sutraukiam. Tada gaunas mūsų balansas yra laikomas iš apačios. Ne? Tai dabar atsiraskit tinkamą savo poziciją, kuri jums yra patogi. Įsivaizduojam, sutraukiam gimdos kaklelio raumenis, pečiai nuleisti, smakras į vidų. Dabar kai kvėpuosim, bus taip. Įkvepiam su apačia ir įsivaizduoju, kaip gimdos kaklelis prasiplečia ir iškvepiam, susitraukia. Įkvepiam ir tarsi kvepuojam su apačia ir iškvepiam. Tai prasikvepuojam taip keletą minučių, taip lėtai kvepimai ir lėtai iškvepimai. Pečiai nuleisti, smakras į apačią ir dar įsivaizduojam, kad kažkas mus kelia už viršugalvio į viršų. Tai susijungiam su visų viršum. Ir pradedam kvėpuoti tą visatos energiją. Įkvepiam, kai atsidaro apačioje, įkvepiam, atrodo, per apačią, įkvepiam į viršų ir iškvepiam į apačią į žemę. Jaučiam kvėpavimą visame kūne. Kvėpuojam tik per nosį.
Jaučiam, kaip visų kūnų teka energija. Su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu. Susijungiam su savo kūnu. Ir kai duosim jam komandą, atsisėsti į reikiamą poziciją, jis lengvai, su lengvumu klausys mūsų komandos. Dabar lengvai su judesiu nuo kairio peties judinam galvą atgal prie dešinio ir grįžtam prie kairio. Įkvepiam, judinam prie dešinio, iškvepiam prie kairio. Jeigu reikia, atsimerkiam, kad galva nesvaigtų. Ir dabar nuo kairio prie dešinio. Pusę apskritimo. Kvėpuojam per nosį tik. Grįžtam prie kairio ir darom visą apskritimą, pilną apskritimą. Įkvepiam atgal, iškvepiam į priekį. Kvėpuojam per nosį, įkvepiam, iškvepiam. Ir kai kvėpuojam, atsimenam, kad įkvėpimas per gimdos kaklelį viršų ir iškvepiam per apačią. Ir į priešingą pusę įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Ir grįžtam į centrą. Dedam kairę ranką ant dešinės ausies ir dešinę ranką ant dešinio peties. Ir darom tempimą. Į kairę pusę palenkiam galvą, abu pečiai nuleisti. Stengiamės peties nepakelti prie ausies, bet ausį dedam prie peties. Ir jaučiam tempimą dešiniai kaklo pusiai. Ir kvėpuojam lėtai. Atpalaiduojam rankas ir apkeičiam į kitą pusę. Atpalaiduojam rankas, sukryžiuojam pirštus ir dedam ant pakaušio. Galvą paslenkame į priekį, kad įsitemptų galinė nugaros dalis, kaklas. Ir atsimenam, kad kvėpuojam tik per nosį. Atkryžiuojam rankų pirštus, dedam rankas ant kelienų ir įkvepiam, žiūrim atgal.
Ir pečiai atgal, krūtinė į priekį, žiūrim atgal. Iškvepiam, tai priečiamės į kamuoliuką ir žiūrime bambą. Surečiam visą nugarą. Įkvepiam ir išnyram, taip kaip gyvatės, įsirečiam pečiai atgal, spaudžiam delnus ant kelienų, krūtinė į priekį, žiūrim atgal. Ir iškvepiam, susirečiam į kamuoliuką. Įkvepiam, giliai įkvepiam, tokį gilų įkvepimą, žiūrim atgal. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam, grįžtam į centrą. Ir pečius nuleidžiam, įsitempiam. Dedam kairę ranką ant kilimėlio, ten pasislenkame truputėlį į šoną, kai dešinę ranką pakeliam į viršų ir lenkiam ranką per alkūnę. Jeigu jaučiasi, kad pasideda ant kilimėlio, tempiamės į kairę pusę. Tik pasitikrinam, kad nepradėtų keltis užpakalis šitaip. Jeigu keliasi, truputį pakeliame ranką, jeigu ne, išsitempiam. Ir kvėpuojam giliai. Galim kvėpuoti, kaip kvėpavom per gimdos kaklelį arba į tą vietą, kurią tempia. Ir jeigu kvėpuojate tą vietą, kur tempia, tada susitelkite, susikoncentruojate tempiamą vietą ir kvėpuojate ją. Įkvepiam. Pakeliam abi rankas į viršų, iškvepiam. Lėtai nusileidžiam. Ir jaučiam, kaip tempia kairį šoną. Įkvepiam. Pilnai pasikeliam, pakeliam abu delnus į viršų, nusileidžiam. Dabar darysim greitai, pakartosim. Įkvepiam. Kai keliamės, sutraukiam gimdos kaklelį raumenį, sustanginam mūsų ašį ir iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Kai sakysiu, iškvepiam, kai sakysiu apie gimdos kaklelį, tai gal įvardinsiu gal mūsų ašį, susitelkiame mūsų ašį, nes kartot kažkaip gimdos kaklelį ar kaklelio raumenis kažkaip keista. Ir įkvepiam, nes kai darom, pakeliam rankas truputį paaiškinsiu, nes kai darom būtent iš šitos pozicijos ir jeigu jūs kelsitės iš nugaros raumenų, tai galiausiai gali pradėti skaudėti nugarą ir tempti. Todėl mums reikia sutempti, kaip ir pilvo raumenis, galim sakyti, bet ten yra viduj, ne? Tai kai juos įtraukiam, tada mūsų stuburas gaunas tvirtesnis. Ir tada taip pat auga raumenis aplink mūsų stuburą. Nes kitu atveju mes gaunamės, kad keliamės iš stuburo ir gaunamės nugarai apkrovą. Tai kad to nedaryti, reikia tvirtai būti čia šitam. Visose pratimuose, kuriuos toliau irgi atliksim. Gerai, pakeliam rankas atgal į viršų, pasisukam į kairę pusę, kiek galim ir nuleidžiam rankas. Spaudžiam dešinę ranką ant kairio kelieno ir kairį petį sukam atgal, kad susisuktumėm kaip grąžtai kuo tvirčiau. Tai vat su šita ranka sukamės ir jos pagalba sukam pečius atgal į šoną ir žiūrim į šoną. Atgal per ir petį. Ir giliai kvėpuojam per nosį.
Įkvepiam. Pakeliam delnus į viršų. Iškvepiam. Sukamas, nuleidžiam delnus ir žiūrim per dešinį petį. Įkvepiam. Pakeliam delnus. Iškvepiam. Pasisukam. Įkvepiam. Pakeliam delnus. Iškvepiam. Susisukam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Ir aukštai rankos. Iškvepiam. Įkvepiam. Pakeliam delnus. Ir įsitempiam į viršų. Žiūrim į viršų. Ir tai kaip norėtume pasiekti šokoladą nuo spintelės. Tempiamas. Tempiamas. Aukštai. Tempiam tik tai šoną. Ir tempiam. Ir net gali tokį judesį, kad sugrebia daryti, kad nori tikrai paimti kažką nuo viršaus, savo mėgstamą skanėstą. Ir tada lėtai nusileidžiam į priekį, dedam delnus ant grindų ir rankų pirštukais išsitempiam nugarą. Pasistenkit laikyti užpakalį, kad nesikeltų užpakalis. Ir dabar rankų pirštukais grįžtat atgal į sėdimą poziciją. Atkryžiuojat kojas lengvai. Ištiesiat į priekį kelėnus. Tada sudedat delnus. Ir kojas leidžiam į apačią. Ir pakeliam. Ir lengvai. Pramankštinam klubus. Taip pat įkvepiam į šoną. Iškvepiam kitą šoną. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ištiesiam kojas. Pamasažuojam kelėnus. Suvilkdom sąnarius, kad geriau veiktų. Ir dabar ištiesiam delnus. Pakeliam delnus į viršų. Įkvepiam. Iškvepiam, nuleidžiam. Įkvepiam. Per nosį iškvepiam. Per nosį. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Darom apskritimą į dešinį šoną. Ir iškvepiam. Kvėpuojam. Į kitą šoną. Šauniai. Sulenkiam kojas ir pasikeliam ant kilimėlio. Dedam delnus, atsistojam į varlytės poziciją. Suglaudžiam delnus ir dedam alkūnes tarp kelienų. Ir tada plečiam delnus, tai plečiam ir tada plečiasi ir alkūnės. Mūsų krūtinė pasislenka į priekį, pečiai nuleisti, tvirtas stuburas. Ir dabar kvėpuojam, taip kaip kvėpavom anksčiau, įkvepiam, iškvepiam. Teisingai. Pečiai nuleisti, ilgas kaklas. Giliai kvėpuojam per nosį. Kai kvėpuojam, galim įsivaizduoti, kaip susijungiam su motinos žemės energija, su dieviškąja energija. Kaip energija teka per mus ir aktyvuojasi visas čakros.
Dabar dedam dešinį delną ant kilimėlio. Kairę ranką pakeliam į viršų ir žiūrim į kairį delną. Ir taip pat įsivaizduojam, kad norim kažkokį tai šokoladą ten ar kažką pagauti nuo tos spintelės. Išsitempiam tiesiog. Toliau apjungiam kvėpavimą. Jeigu tempia, galit kvėpuoti į tempiančią vietą. Arba tiesiog kvėpuoti visą kūną. Apkeičiam rankas. Įkvepiam giliai ir kvėpuojam. Padedam delną. Dabar įkvepiam, pakeliam kairę ranką. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Toliau tęsim. Šitas pratimas yra labai gerai mūsų nugaros raumenim, taip pat klubų atvėrimui. Po to nugara tiesesnė daros, kaklas ilgesnis išsitempia. Ir keičiam. Dar kartelį apkeičiam. Ir padedam, pristatom delną. Dabar kaip stovime, toj varlytės pozicijai, atsistojam ant 4 stalo pozicijai. Tai jeigu kažkam buvo problemos su riešais, tada pasistengkite tos pratimą daryti mažiau ir galite tada atsisėsti, pasėdėti vaiko pozicijai. Taip pat pasidėkit po kelienais, jeigu kažkam skauda kelienai, pasidėkite kelią po kelienais, kad neskaudėtų. Nes čia yra riešo pozicija, jinai yra visur labai reikalinga saulės sveikinimą, todėl jinai turi sutvirtėti. Bet jeigu kažkam yra problemos, tai tiesiog atsisėdat į vaiko poziciją, pasilsit ir tada grįžtat atgal į pratimą. Gerai? Ir jeigu darysim toliau sekančius pratimus ir jaučiat, kad truputėlį yra per sunku, tai galit atsisėdat į vaiko poziciją, pailsit ir vėl grįžtat. Tai jauskit savo kūną, jauskit savo tempą, per daug neperspauskit, visada gali truputėlį atsipūsti ir tada vėl tęsti pratimus, ane? Tai dabar spaudžiam delnus, praplečiam rankų pirštus, kad būtų tai kaip varlės, tai prikibę, ne, stipriai. Ir tada spaudžiam delnus ir tai spaudžiam delnus, išrečiam nugarą ir žiūrim į bambą. Ir spaudžiam delnus, kvėpuojam per nosį. Gilus ir lengvi iškvėpimai, įkvėpimai. Ir įkvepiam, išrečiam nugarą, išrečiam kiek galim aukščiau ir žiūrim į viršų. Taip pat kvėpuojam per nosį. Spaudžiam delnus. Dabar atliekam šitą pratimą, tik tai greičiau. Iškvepiam ir žiūrime bambą. Įkvepiam, žiūrime viršų. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir grįžtam į centrą, stabilią poziciją. Tada pakeliam kairę ranką ir žiūrim į kairį delną. Iškvepiam. Šitas pratimas labai gerai nugarai.
jeigu yra kažkur skausmas ir taip pat nugaros, kad ištiesti. Ir įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Atsiminkit apie mūsų ašį tvirtą. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Dabar įkvepiam ir palaikom. Žiūrim į viršų, kvėpuojam per nosį. Ir padedam delną. Apkeičiam kitą pusę, įkvepiam. Iškvepiam, pristatom delną. Ir dabar pramasažuojam delną. Pasislenkam į priekį ir atgal. Sėdam ant kulnų. Įkvepiam į priekį. Iškvepiam. Sėdam ant kulnų. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Pristatom kojų pirštus, jeigu kažkas buvot kartais tiesiai juos palikę, pristatom šitaip. Ir pakeliam kelienus į viršų. Dedam kulnus ant apačios. Ir jeigu kulnai nesideda, tai ką darom? Pasistebėm ant kulnų ir tada vieną palaipsniui, kaip lipdami laiptais, vieną į apačią ir sulenkiam kelieną kitos kojos. Tada lėtai apkeičiam. Ir tada vėl pasistebėm ir kitą kulną dedam ant apačios. Taip kaip liptumėm laiptais. Ir prasivaikštam. Ir dedam kelienus ant kilimėlio, ištiesiam pėdas ir dedam, išsitiesiam, va taip išsitiesiam, užpakalį padedam klubus ant kilimėlio. Jeigu labai aukštai, tada pasidedam į apačią, padedam delnus ir pasikeliam, galim pakelti į kobros poziciją. Ir nusileidžiam, iškvepiam. Įkvepiam, pasikeliam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Ir dabar pakeliam delnus į viršų. Ištiesiam delnus, pėdas irgi pakeliam ir išsitiesiam. Delnai ir pėdos pakeltos, kvėpuojam per nosį. Giliai kvėpuojam. Ir nuleidžiam, atsipalaiduojam. Įkvepiam, dar kartelį pasikeliam. Ir galim pasistengti truputėlį aukščiau, jeigu išeina. Ir atsipalaiduojam. Pasikeliam truputėlį, sulenkiam kelienus. Ir sugrebiam už pėdų.
Ir truputėlį taip, nedaug, bet truputėlį pakeliam. Atsipalaiduojam. Grįžtam ant visų keturių į stalo poziciją. Pristatom kojų pirštus. Pakeliam kojas, dedam kulnus ant kilimėlio, išsitempiam. Spaudžiam delnus. Ir pakeliam kairę koją. Ir su judesiu kairę koją pristatom į priekį. Tarp delnų. Dedam dešinę koją ant kilimėlio. Kairę koją pastumam truputėlį į kairį šoną daugiau, kad galėtumėm padėti delnus. Ir tada, jeigu mūsų pozicija yra štai tokia, ne, užpakalis labiau pakeltas, jį judinam vis žemiau, 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 kad išsitiestų. Pėdą pristatom tiesą, kad šitą. Nuleidžiam tiesiai ir delnai į vidų. Pečiai nuleisti, kaklas ištemptas ir būnam šitą poziciją. Čia koja pasitikrinat, kad būtų 90 laipsnių kampas, kad nebūtų per daug į priekį ir nebūtų per daug atgal. Į tiesiai. Jeigu noris truputėlį intensyviau, galima ant alkūnių. Bet pasižiūrėkit, kad nebūtų nugara išriesta, ją reikia ištiesti tiesiai ir koja prigludus. Tai kurią jau norit pasirinkat poziciją. Čia truputėlį ilgiau pabūsim, tai labai nepersistenkit. Ir giliai kvėpuojam per nosį. Ir dabar lengvai keliame klubus į viršų, ištiesiam kairę koją. Ir iš lėto vėl ją sulenkiam, tai pramasažuojam. Ir ištiesiam. Ir dar kartelį. Perkeliam delną į kitą pusę ir koją pajudinam atgal į priekį. Pristatom kojų pirštus su dešinė koja, pakeliam kelieną, įtraukiam gimdos kaklelio raumenį, kad perkeltumėm visą įtampą ir apkrautumėm nugaros ir pastikeliam, pristatom koją. Ir spaudžiam delnus, ištiesiam nugarą visą ir pakeliam dešinę koją į viršų. Ir dedam tarp delnų. Jeigu išeina iš vieno karto, jeigu neišeina, kaip vakar rodžiau, tada pasistengiam pasidėti ir galim pristatyti per 2 kartus, ne? Padedam kelieną ant kilimėlio, ištiesiam pėdą, perkeliam ranką į vidų ir dešinę koją patraukiam į dešinį šoną truputėlį. Ištiesiam, pasitikrinam, ar klubai pasiliečia ant žemės, arčiau grindų, pečiai nuleisti, ilgas kaklas ir kvėpuojam giliai per nosį.
Įkvepiam ir ištiesiam dešinę koją. Grįžtam į pradžią. Įkvepiam, ištiesiam lėtai. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir dabar grąžinam pėdą į centrą, apkeičiam delną į išorinę pusę, pristatom kairės kojos pirštus, pakeliam kelieną ir pasikeldami ištempam koją ir pristatom. Išsitęsiam. Ir dabar dedam kairę koją tarp delnų. Pristatom kitą koją. Pėdas patempiam į šonus. Jeigu nepagaunam delnų, kaip vakar, kad rodžiau pratimą, tai kelienus truputėlį sulenkiam, sugriebėm už pirštų ir lengvai keliamės į viršų, bandom ištiesti. Jeigu neišeina, ta prasme ištiesti iš karto, tai nebūtina stengtis tiesti jau maksimaliai, kad juos ištempti. Tai galim taip truputėlį paspirkliuoti, kad jie tiestus, užpakalis keliasi į viršų ir prirukliuojam. Užpakalį tiesiog bandom kelti į viršų. Ne? O kam išsitęsia, tada tiesios kojas, kam ištiesti kelienai ir krūtinę dedam prie kelienų. Ir prasikvėpuojam. Įkvepiam, pasikeliam ir pakeliam delnus į šoną. Suglaudžiam delną, žiūrim į delną. Nusileidžiam. Tai viena balanso pozicija, galite atsistoti prie sienos, kas vakar bandėt. Jeigu reikia sieną, jeigu nereikia, be sienos darom, tai ir prasidedam pirmą poziciją. Bus dešinė koja arba kairė, nuo kurios aš šiandien paimau dešinę koją. Įkvepiam taip pat darot, kad sukvepiam yra mūsų stabilumas ties mūsų ašimi, kad įkvepiam, susirandam žiūrėjimo tašką, pasiimat iš kelieno arba ištiesot koją ir kvepuojam, 5 įkvėpimai, iškvėpimai giliai. 1, 2, 3, 4, 5, įkvepiam į šoną ir galim žiūrėti priešingą po šoną arba žiūrim tiesiai. 2, 3, 4, 5 ir jau stipriai jaučiam koją, bet dar laikomis abi rankos ant klubų. Kolieną ištiesiam, dabar ištiesiam, jeigu ir laikėt sulenktą, vis tiek ištiesiam, laikom, galim laikyti žemiau, jisai gali būti, kad ir tiek pakeltas, bet laikom iš savo viso pozicijos, pilvo raumenys įtraukti. 2, 3, 4, jau tirpsta koja, 5, nuleidžiam, prasijudinam. tą patį darom su priešinga koja. Sulenkiam kelieną, jeigu laikėtės. Ir ištiesiam. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam. 1, 2,
3, 4, 5 ir į priekį. Abi rankos ant kelieno, koja ištiesta. 1, 2, 3, 4, 5. Atpalaiduojam kojytes. Baik. Super. Dabar atsistojam atgal. Sudedam delnus į meldimosi poziciją. Dedam žingsnį atgal natūraliai. Ir tiesiog ištiesiam delnus. Įtraukiam visus raumenis, visas kūnas tvirtas. Ir lenkiamės. Lenkiamės. Ir sustojam. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam. Pasikeliam, sudedam delnus, pasukam koją į priekį, dešinę ir grįžtam į kilimėlio pradžią. Dabar dedam didelį žingsnį atgal. Pasisukam ant kulnų, sulenkiam kelieną, dedam alkūnę ant kelieno, nežinau, kurią koją dėjot atgal, nes neįvardinu. Tai ir ištiesia delną, žiūrit į ranką. Kvėpuojat. 1, 2, įkvepiam. Iškvepiam. 3, 4, 5. Įkvepiam, pasikeliam, net galite abu delnus pakelti viršų. Dabar pasisukam ant kulnų, dedam alkūnę ant kelieno ir išsitiesiam. Žiūrim į viršų, jeigu išeina. Jeigu ne, galima žiūrėti tiesiai. Ir čia irgi taip pat pasistengiat nuleisti klubus į apačią žemiau, koja 90 laipsnių kampu. 4, 5. Įkvepiam, pasikeliam delnus, sudedam delnus, sulenkiam per kelieną ir grįžtam į kilimėlio pradžią. Įkvepiam, pakeliam delnus, žiūrim į delnus. Iškvepiam. Nusilenkiam. Įkvepiam pusę pasikelimo. Dedam didelį žingsnį atgal. Ant kelienų. Sukryžiuojam kojas. Ir sėdamės ant sukryžiuotų kojų. Ištiesiam pėdas į priekį. Ištraukiam užpakalį. Ir pasitikrinam, ar tikrai sėdim ant kaulų, kad jos jaustume. Pėdos sulenktos 90 laipsnių kampu. Įkvepiam, ištiesiam delnus. Ir pilnai nusilenkiam. Ir sugrebiam kojas ten, kur sugrebiam. Jeigu sugrebėt už, nežinau dabar šitą vietą gyvenant, už kojų, čia nudasekėt kojas, čia tai puiku. Jeigu čia, tai irgi gerai. Jeigu ne, imat 2 rankų pirštus ir apkabinat kojų nykščius. Ir tada dedat krūtinę. Nestengiamės nepadėti galvą ant kelienų, bet dedam krūtinę. Kuo arčiau. Jeigu sugrebat šitoj vietoj ir esat čia ir viskas gerai. Būna čia ir tiesiog lenkitės. Puikiai. Ir kvepuojam per nosį. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam. Atsipalaiduojam. Sulenkiam kairę koją. Nuleidžiam. Ir taip padarom pratimą. Iškeliam rankas į viršų. Nusilenkiam ant dešinės kojas ir apkabinam. Jeigu pagavom koją čia,
Sugavom čia viskas gerai. Ją laikom ir bandom su rankom truputėlį save pritraukti prie tos kojos, kuo arčiau. Jeigu pagavot pėdą, tai gerai, tada gaunasi už visos pėdos laikotės ir traukit save arčiau. Ir jaučiat, kaip tempiasi visą. Kvėpuojam. Truputėlį ilgiau pabūnam šitoj pozicijai. Įkvepiam, pasikeliam, atpalaiduojam rankas, pakeliam kelieną į viršų ir ištiesiam. Sulenkiam dešinę koją ir numetam kelieną ant pačios kojų. Pakeliam delnus, ištiesiam nugarą ir lenkiame su ištiesta nugarą ir apkabinam koją. Ir giliai kvėpuojam per nosį. Įkvepiam, pasikeliam, pakeliam koją į viršų, ištiesiam. Dabar sulenkiam kelienus, įtraukiam tvirtai mūsų pilvo raumenis, pakeliam vieną koją, pakeliam kitą koją, spaudžiam kelienus vieną į kitą, rankas ištiesiam ir kvėpuojam. 1, 2, 3, 4, 5. Sukryžiuojam ir atsigulam ant nugaros. Man čia gumelė trūko truputėlį, bet nieko tokio. Tai dabar šitam pratimą, šitam pratimą yra pritraukiam kelienos koją arčiau užpakalio, įkvepiam, pakeliam klubus į viršų, pirštų rankas, pirštus sukabinam už nugaros, suglaudžiam delnus ir pakeliam. Ir kvėpuojam per nosį. Atpalaiduojam, nuleidžiam, užpakalį atsipalaiduojam truputėlį. Ir pakeliam dar kartą, sukryžiuojam pirštus už nugaros ir kvėpuojam giliai per nosį. Atkryžiuojam pirštus, atsipalaiduojam. Ir dar kartelį pakeliam į viršų, sukryžiuojam pirštus. Ir atkryžiuojam pirštus, pakeliam kelienus, apkabinam kelienus ir pasiridinėjam ant nugaros. Ir redendamasi, išsiridenam ir atsisėdam. Ištiesiam kojas ir dar kartą atsiguliam ant kojų.
Kvėpuojam per nosį, atsipalaiduojam, kad nugara išsitemptų. Įkvepiam, pasikeliam, atsigulam ant nugaros dar kartelį. Ir dabar ištiesiam, pakeliam kojas. Pėdas sulenkiam 90 laipsnių kampu. Čia darysim 15 įkvėpimų ir iškvėpimų. Jeigu truputėlį sunku, pilvo raumenys turi būti įtempti. Jeigu truputėlį sunku yra išlaikyti, tai pasidedam delnus po užpakaliu. Ir jeigu pasidaro mum jau per sunku, truputėlį galim nuleisti, pailsėti. Ir tada vėl toliau tęsti. Tai čia yra 15 įkvėpimų. Kvėpuojam kartu. Giliai įkvepiam, iškvepiam per nosį. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nuleidžiam pėdas. Ir paskutinis pratimas yra savasana, numirėlio poza. Tai pačios padarysi 10 minučių savarankiškai. Jeigu jau neišgulėsi 10 minučių, tai pagulėkit bent 5. Kitą kartą sekančiai treniruotai galit pasiruošti kilimį dėkelį, kad užsiklot, kad nepaliktų vėsų. Tai ištiesiam kojas, delnai žiūri į viršų ir žiūrim į viršų, atsipalaiduojam. Dar kad, pavyzdžiui, būna, kad nugara pasikelia, ane, ir čia gaunas toksai tarpas. Galite pasimti kažkokią tai pagalbę ir pasidėti po kelienais. Kai pasidėsit po kelienais, tada nugara bus plokščia. Ir dar vienoje pozicijoje galite gulėti, kad sulenkėt kelienus. Jeigu norisi dar, kad daugiau padirbti ant šitų išsitempti raumenis, čia įsitempti, ne, tai būtų drugelio pozicija ir atsigalėt, išskleidžiat kojas ir delnai į viršų ir guličiat. Tada, jeigu jau darysit šitą poziciją, tai būtinai atsiminkit, kad lėtai suglaudžiant kojas reikia nebandyti atsikelti per viršų, o sukamės ir šoną ir atsikeliam. Gerai? Tai va, aš tada jau atsikelsiu, o jūs pasirinkit, kurią poziciją norit gulėti. Būtinai bent pagulėkit bent jau 5 minutes, leiskit kūnui atsipalaiduot ir parašykit, ką nors kaip sekės, kaip jautėtės. Ir aš jūs palieku tada.